Sveiki, Unboxing LT ir šiandien ant mūsų stalo Piko kompanijos virta vištienos filė, pjaustyta riekelėmis. Šis produktas yra pirktas Lidl parduotuviai ir šitą produktą gausite tik tai Lidl parduotuvėse. Kitur niekur šito produkto nenusipirksit. Taip, kad visi einate Lidl parduotuvę ir perkat va tokią va virta vištienos filė, pjaustyta riekelėms. 89% mėsos, 100 gramų. Man visą tai kainavo 95 eurocentus. Pasižiūrim, iš ko čia viskas padaryta. Taigi, pjaustyta virta vištienos filė. Pirma rūšis. Na ką, sudedamosios dalis matom. 89% vištienos krūtinėlių filė. 6,6% vanduo. Bulvių krakmolas, valgomoji druska, prieskoniai, kvapiosios medžiagos, aromatoriaus kūno stipriklis, mononatrio glutamatas, antioksidantas askorbo rūgštis, konservantas natrio nitritas, sudaryta iš mėsos gabalų. Gali turėti sojų, garstyčių ir pieno, yra laktozės pėdsagų. Na ir pasižiūrim, kiek čia pas mus. 100 gramų, 100 kalorijų. Įsivaizduojat, va, čia tik tai 100 kalorijų, va taip paėmat ir suvalgot labai mažai. Pusryčiams tikrai labai tinka, mėsytė labai, manau super. Ir primenu dar kartą, tai 95 centai, tik tai 95 centai. Už šitą pjaustytą virtą vištienos filė. Kągi, atidarom. Va čia va parašyta, matot, atidaryti čia. Taigi atidarysiu aš čia, kur parašyta ir paragausiu. Iš karto galima paimti vandeninga tokia mėsytė, vandeninga. Pauostom. Kvepia višta. Vištos krūtinėlė kvepia. Iš to, ko jinai ir padaryta. Paragausiu dabar. Jaučiasi mononatrio glutamatas. Šiaip skanu. Mėsytė sausoka. Sausa mėsytė. Tikrai labai skaniai valgosi. Labai. Pasakyčiau, kad geras vertinimas. Ką? Man vieno gabaliuko užteks. Aš suvalgiau tam, kad paragaut. Jaučiu yra druskos. Pasižiūrėjau, čia parašyta, kad yra druskos. Taip, valgomoji druska. Ir druska jaučiasi. Pagaminta Lenkijoje. Nežinau. Aš pakankamai mėgstu prieską maistą. Man čia truputėlį gal suroka. Bet jaučiasi, kad tai yra 89% mėsos. Jaučiasi, kad tai yra višta. Jaučiasi tasai vadinamas tas parašytas mononatrio glutamatas, kuris verčia mus valgyti daugiau ir daugiau. Bet pradėsim dabar vertinti. Taigi vertinimas. Iš tikrųjų, viena žvaigždutė už kainą, 95 eurocentai, manau, tai yra nedaug. Skonis. Skonis viskas tvarkoja, višta. Tikrai višta. Nei pridėsi, nei atimsi. Viskas su juo tvarkoja. Antra žvaigždutė. Trečia žvaigždutė už tai, kad tai pirkto Lidl. 4 žvaigždutės dėl to, kad man patiko. Iš tikrųjų taip, pasakysiu. 4 žvaigždės iš 5. Taip, kad viskas su šituo produktu yra viskas tvarkoj. Pusryčiams labai tinka. Kaloringumas mažas, labai puikus, skonis skanu. Gal iš tikrųjų pasakysiu taip, neduosiu 5 žvaigždučių, todėl kad man šita mėsytė pasirodė per sūri. Bet tai yra mano nuomonė, galbūt jums patinka sūrūs dalykai. Taigi 4 žvaigždės iš 5 ir šitą prekę Lidl parduotuvėse įsigyti rekomenduoju.